Pastarieji pranešimai rodo, kad padėtis yra vis blogėja ir be abejo tai siejamas su vadinamosios humanitarnės pagalbos kroviniais, kurie atkeliauja iš Rusijos. Ir tos pačios, kabutėse, humanitarinės pagalbos vilkstinės. Taip, nes faktiškai tie mūšiai vėl paaštrėjo po to, kad vyko 11 ar 9 humanitarnės pagalbos vilkstinė, kur Rusija teigia, kad jinai teikianti tik tai humanitarinę pagalbą, kad jinai turi tik tai gerų ketinimų, bet kažkodėl tai tos pagalbos baisiai nenori Ukraina, tai tikrai visai nelogiška, kad jinai nenorėtų pagalbos. Aiškiai, jog tai yra ne tik pagalba.